Sveiki, ar ką nors darote? Turiu jums naują rubriką, kurią pavadinau Išbandžiau, ir tai bus trumpi produktų patarimai. Šios dalies partneris yra įmonė Unimats, kuri man suteikė galimybę išbandyti šios įdomius spaustuvus iš Rockler. Tai iš esmės yra įprastas vienarankis spyruoklinis spaustuvas, tačiau ypatingas tuo, kad prispaudimo paviršiai yra sujungti būtent lanksčia, guminė, juosta. Skirtingai nuo įprasto spaustuvo, kuris jėgą taiko tik tarp žandikaulių, čia pridedama jėga, kuri yra statmena, ir tai iš esmės yra gumos juostos priešprieša. Pirmiausia, tai skirta kraštų apdailos tvirtinimui. Žinoma, yra daugybė skirtingų kraštinių spaustuvų, varžtinių galingesnių nei šie, bet ne visada galite juos naudoti. Pirma, turite tik dvi rankas, todėl kartais praverčia, kad vieną ranką laikote apdailą, kitą tvirtinate, o tada galbūt naudojate kokį nors galingesnį spaustuvą. Tačiau yra apdailų, kurios turi specifinį profilį arba yra pagamintos iš jautrios medžiagos. Ir tada šis spaustuvas gali būti naudojamas kaip galutinis sprendimas. Kad tai veiktų taip, kaip turėtų, šios prispaudimo plokštumos yra daug didesnės nei įprasto spaustuvo ir papildomai padengtos minkšta neslystančia guma, kad spaustuvas neslystų nuo paviršiaus, kai guminė juosta traukia priešingą kryptimi. Spaustuvą galite naudoti ir kabelių bei žarnų tvirtinimui prie įvairių kraštų, ypač kai traukiate žarnas ir kabelius aukštyn ant kopėčių ar laiptų. Ir nenorite, kad kabelis jūs trauktų žemyn, tai su šiuo įrankiu juos puikiai pritvirtinsite. Na ir žinoma, galite juos naudoti kaip visiškai paprastą spaustuvą, tik su tuo skirtumu, kad čia turite didelius ir minkštus prispaudimo paviršius, kurie neslys. Palyginus su paprastais spaustuvais iš hobių parduotuvės, jūsų žavės apdirbimo kokybė, ji tikrai yra aukščiausios klasės. Viskas puikiai padaryta, dviejų komponentų neslystanti rankena, viskas gražiai dera metaliniai kaiščiai. Žinoma, tai atitinka ir kainą. Bet atkreipkite dėmesį, už tą kainą visada gaunate porą, tai reiškia 2 vienetus. Jie parduodami 3 skirtingų dydžių, kurie nėra detaliau apibūdinti. Todėl leidausi į mažą demonstraciją. Mažasis tinka ruošiniams iki 3,5 cm storio, vidutinis iki 5,5 cm, o didžiausias apima beveik 7 cm. Rockler bandyk lamp spaustuvus. Parduoda Unimats ir jei jūs sudomino, nurodai juos rasite aprašyme po vaizdo įrašu. Ačiū, kad žiūrėjote. Linkiu jums gražios dienos. Darykite ką nors.